mano tema šiandien ir čia bus ne pamokslas, čia bus mokymas. Mokymas apie bažnyčią. Kasgi ta bažnyčia, kokią mes dalį turim joje, vat kas yra bažnyčia, Kristaus bažnyčia, ne? Kas tai yra iš tikrųjų. Studijavau šią savaitę, labai patiko ir dabar vėl laukiu, nesulaukiu, kada jau vėl bus laisvo laiko, vėl toliau studijuosiu. Pati įdomiausia tema pasirodo - bažnyčia. Dievo bažnyčia, Kristaus bažnyčia. Va. Ir taip. Klausiau ir skaičiau žmonių, kurie išmano kalbas ir hebrajų, ir graikų. Ir tada būna labai įdomu pasižiūrėti, kągi iš tikrųjų reiškia kai kurie žodžiai. Kai kurie žodžiai, kurie mums į lietuvių kalbą išversti būna, taip kitaip visiškai, prarandant daug prasmės. Va, originalus, kas skaito, jie visą pilną prasmę išgirsta tų žodžių, ne? Ir jie turi pilną paveikslą apie dieviškus dalykus. Ir kalbėsiu apie dviejų rūšių bažnyčią šiandieną. Apie visuotinę bažnyčią ir apie vietinę bažnyčią. O mes klausydami pasižiūrėkime, ar priklausom bent viena iš tų bažnyčių, o gal nei viena nepriklausom, o gal abiem priklausom. Taip, kad žiūrėkim, tirkim savo širdis, žiūrėkim, kurgi mes esame. Bažnyčia. Nes, skaitant Jėzaus žodžius, skaitant apaštalų darbus, mes matom, kad Dievo širdies troškimas yra, kad žmonės būtų bažnyčioje, kad jie priklausytų bažnyčiai, kad jie patys būtų bažnyčia. Va, aš tuos dalykus sudėliosiu labai gražiai, paprastai. Ar ne? Nes Dievas myli savo bažnyčią, kuri yra iš tikrųjų Kristaus nuotaka, taip? Kristaus kūnas bažnyčiai yra, įsivaizduojat. Tai tokie dalykai, stiprus dalykai ir štai Dievo širdžiai be galo brangus. Tai dabar visuotinė bažnyčia. Ir apie visuotinę bažnyčią kalbant, naudojamas žodis yra eklezija. Vat graikų kalbos tas žodis, ar ne? Ir pats žodis eklezija reiškia surinkti žmonės. Nesusirinkę, bet Dievo surinkti žmonės. Dievo surinkti. Tai reiškia, kad į bažnyčią šiaip žmonės neateina, tik tai Dievo dvasios paraginti, jeigu iš tikrųjų iš gilaus troškimo, ar ne? Aišku, būna vilkų, bet dabar aš kalbu apie tuos, kurie nori sekti Kristaus mokymą. Taip? Ir Dievo dvasia ragina, šiandieną mus paragina eiti bažnyčią. Atidėti kitus dalykus, atidėti ir susirinkti kartu. Susirinkti kartu. Ir kasgi ta jungiamoji grandis tarp mūsų? Va dabar visi čia sėdime ir kasgi mus jungia? Ogi Kristus, ne? Kristus, Jėzus Kristus mus jungia. Jis yra jungiamoji grandis. Ir vėlgi skaitant Naująjį Testamentą, čia skambas varpai, irgi matome, kad kaip pakliūti pas Kristų, kaip pakliūti į bažnyčią, pro kur eiti, ką daryti. Ir visur yra naudojamas išsireiškimas siauri vartai, ar ne? Reiškia, į bažnyčią, kad ateitum, kad prisijungtum prie Dievo kaimenės, būtina yra įeiti pro vartus ir siaurus vartus. Ir sakoma, kad tie siauri vartai yra Kristus Jėzus. Sako, aš esu vartai. Taip reiškia, per Kristų mes įeiname ir prisijungiam prie Dievo kaimenės. Toliau, šventoji dvasia yra tarsi tas sargybinis, tas sargas, kuris stovi prie tų vartų ir jisai tyria mūsų širdis, ne? Jisai tyria mūsų pasišventimą, jisai tyria, ar tikrai aš esu atsidavęs visą savo širdim, visom jėgom ir visų protų, ar ne? Ir dar yra tėvas, kuris yra iš tikrųjų tos avidės, tos kaimenės, tų ganyklų šeimininkas. Ir jeigu mes einam pro tuos siaurus vartus, ar ne, šventoji dvasia užasmaduoja, taip čia mūsų žmogus, aš prisijungiu prie Dievo kaimenės.
reiškia, aš jau tampu Dievo tėvo nuosavybę. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Ir dabar, vat, čia yra, dabar kalbu apie visuotinę bažnyčią. Visuotinę bažnyčią reiškia, mes turim eiti per Kristų, turim tikėti, kad Kristus mirė, turim tikėti, kad jis prisikėlė, turim tikėti, kad jis tikrai prisikėlė ir nuėjo ir dabar yra Dievo tėvo dešinėje. Jeigu bent kažkuriuo dalyku netikiu, aš nesu iš tikrųjų Dievo kaimenės dalis. Jeigu aš tikiu, kad mirė, bet neprisikėlė, aš nesu jo mokinys. Jeigu tikiu, kad prisikėlė, bet nesėdi Dievo tėvo dešinėje, aš irgi nesu jo mokinys. Nes turi būti šitie dalykai, jie yra pamatiniai, taip? Ir toliau. Vėlgi, va tas žodis bažnyčia, eklezija, kur mums verčia bažnyčia, ar ne? O ten eklezija. Jisai pasirodo irgi turi dvi prasmes. Ir Jėzus naudoja, jisai, aišku, ne graikišką žodį naudoja, bet tą jau aramėjišką žodį, bet jau rašytojai laiškų išvertė į graikų kalbą, taip, graikiškai parašė. Jisai naudojo šitą žodį dviem prasmėm. Viena prasmė, kai jisai norėjo pasakyti, kad bažnyčia tai yra pastatas ir vėlgi ne iš plytų, ne iš mūrų, bet pastatas. O kita prasmė, kai jisai norėjo pasakyti, kad tai yra kūnas, veikiantis, judrus, paklusnus kūnas, ar ne? Reiškia dviem prasmėm. Kai pastatas, Jėzus kalba dabar apie kiekvieną tikintį, kad kiekvienas tikintysis yra tarsi pastatas. Kodėl? Dėl to, kad Dievo dvasia trokšta apsigyventi kiekviename iš mūsų. Taip? O apsigyventi galima pastate. Dabar kiekvienas ją mąstyti kaip pastatą, kaip šventyklą. Sako, jūs esate šventosios dvasios šventykla. Reiškia, mes tikintieji esam tarsi pastatai, tarsi pastatas. Dievas mus taip mato. Bet kita prasme yra, kad aš esu kūnas. Ne šiaip sau kūnas, bet gyvas kūnas, pripildytas šventosios dvasios, kuris eina, kuris klauso Dievo, kuris yra paklusnus. Taip, reiškia, toksai tarsi įrankis, tarsi instrumentas, kuriuo Dievas trokšta atlikti tam tikrus įgyventi tikslus. Tai reiškia, Aldutė, jūs esate ir pastatas, taip, kur Dievas trokšta apsigyventi. Ir jūs taip pat esate instrumentas. Vien pastatų būti neužtenka, reikia būti abiejais. Ir instrumentas, reiškia, reikia leistis Dievui, kad Dievas mus vestų ten, kur nori, kad mes leistumės kalbėti žodžius, kuriuos Dievas nori, kad mes kalbėtume, kuris daro viską, ką šventoji dvasia įsako, liepia, prašo, ragina mus daryti. Tai va. Ir čia labai įdomus dalykas, reiškia bažnyčia. Ten, kur Dievas gyvena, tai mūsų širdise šventoji dvasia, bet taip pat lygiai mes esame instrumentai, kurie turim būti pasiruošę vykdyti Dievo valią, įvykdyti Dievo tikslus. Taip? Nes aš galiu būti labai lengvai pasitenkinus savim, sakyti, tai jau gerai, aš tikiu Jėzumi, taip jisai prisikėlė, jisai numirė, jisai Dievo dešiniai, manyje gyvena šventoji dvasia. Ir aš dabar man taip gera, aš tokia laiminga, dabar užsiimsiu sodininkavimu, daržininkavimu, auginsiu braškes, statysiu savo namą, puošios, ruošias ir viskas. Ir va čia jau aš jau dabar laiminga, taip? O Dievo žodis sako, ne, to neužtenka, tu turi taip pat būti ir instrumentas. Ir instrumentas. Ir būtent dar pabrėžiu, va tas žodis eklezija reiškia abu. Ir pastatą, ir instrumentą. Skirtingose vietose skirtinga reikšmė yra išryškinama Jėzaus žodžiuose. Ir apaštalų irgi darbuose lygiai taip pat. Tai va, kiekvienas žiūrėkite, ar aš esu ir pastatas, ir instrumentas, ar tik tai kažkuris vienas dalykas. Nes, kad būčiau iš tikrųjų visuotinės bažnyčios dalis, aš turiu būti ir tas, ir tas. Jau renkat punktus, kiek daug reikia sulyginti ir patikrinti save, ar ne? Turiu tikėti, kad Kristus mirė, kad jis prisikėlė, kad jis sėdi Dievo tėvo dešinėje, ar ne? Kad aš esu, man įsakyta tiesiog, man taip liepta, paskirta būti Dievo šventykla, pastatu, ir kad aš turiu būti taip pat instrumentu. Ir toliau yra dar du tokie tarsi antspaudai ant krikščionio kiekvieno Dievo vaiko,
kai tikrai va tie du antspaudai jau sako, va šitas vaikas tikrai yra mano, ar ne? Ir vienas iš tų antspaudų tai yra vandens krikštas, nes ir pats Jėzus sakė, krikštykitės, visi, kas įtikėsite, krikštykitės, tai yra būtina tiesiog paklusnumo toksai veiksmas, ar ne? Ir vandens krikštas turi būti panardinant, būtent tas baptizo žodis reiškia krikštijamas žmogus panardinamas į vandenį, ne pakrapijamas lašeliais, bet panardinamas, nes tai turi tokią prasmę, kad tu mirštis, senas žmogus miršta ir ištraukia, prisikelia jau naujas žmogus, ar ne? Amen. Sako, su Kristumi numiriau, su Kristumi prisikėliau naujam gyvenimui. Už tai, tai turi būti sąmoningas veiksmas, aš turiu suprasti, turiu visą širdim tikėti, ką aš darau, kodėl aš darau, dėl savo meilės Kristui, kad aš tikrai patikėjau, tikrai suprantu jo misiją, ar ne? Ir aš trokštu pasikrikštyti. Ir aš sakau, man tų lašelių užkrapytų bažnyčioje neužtenka. Nes tai padaryta buvo man būnant mažiukui, nesąmoningam, už mane kažkas kalbėjo, kad taip aš tikiu, aš pasitikiu, iš tikrųjų pamažiukas vaikas nieko nei suprato, nei išmano, užaugęs visiškai jisai netarnauja Dievui, tai tiesiog apgavystė. Todėl, kas nepasikrikštijo panardinime, būtinai reikia tai padaryti, nes kitaip mes nesame jo ganyklos avimi. Įsivaizduojat, aš galiu sėdėti bažnyčios susirinkime ir galvot, kad aš esu jau ta avis, jau ta kaimenės dalis, bet aš nesu. Nes dar neįvykdžiau kažkurio tai Jėzaus paliepimo. Tai yra rimti labai dalykai. Ir kitas dar antspaudas, tai yra šventosios dvasios krikštas. Kaip Jėzus įsakė savo mokiniams, sako, dabar laukite, aukštutiniam kambarį laukite, tiek, kiek reikės, tiek ir laukite, kol ant jūsų nužengs šventoji dvasia. Ir ji jums suteiks visą galią, įgalins jūs daryti tai, ką privalo daryti Dievo vaikai. Paskaitysim ką, ar ne? Ir jeigu aš tikiu visais tais išvardiniais dalykais ir aš turiu vandens krikštą, bet aš neturiu krikšto šventąja dvasia, iš tikrųjų aš nesu tikras Jėzaus Kristaus mokinys, nes aš nepriimu jo galios ir aš nedarysiu tai, ką Dievas tėvas trokšta, kad aš daryčiau. Nes be šventosios dvasios mano žodis neturės jokios galios. Aš negalėsiu nei melstis už ligonis, nei išvaryti demonų. Taip, aš negalėsiu. Nei negalėsiu melstis kalbom, kas yra jėga ir įrankis ir iš viso fantastiškas dalykas. Aš tiesiog būsiu toks kaip netikintis, dvasinė prasme, suprantat? Tarsi tikiu, bet iš tikrųjų netikiu ir nedarau to, ką man liepta yra daryti. Dėl to tie, kas neturit krikštą, šventąja dvasia, trokškite šitą dalyko. Nes tai yra būtina. Nes šitas dalykas yra Dievo tėvo antspaudas. Antspaudas, kad šitas žmogus yra mano. Suprantat? Dievo tėvo antspaudas, kad šitas žmogus yra tikrai mano. Mano, viskas, jo. Ne pasaulio, bet Dievo. Tai va, du dalykai. Ir tai yra būtina. Ir jeigu aš jau dabar turiu visus tuos dalykus, aš galiu drąsiai sakyti, kad aš priklausau Jėzaus Kristaus kaimeniai. Aš esu jo avis. Ir tada jau aš girdėsiu jo balsą ir seksiu jo balsu ir nebepasiklysiu. Jau tada aš nebepasiduosiu visiems šnabždėjimam, gundimam, pasakom, visiems netikriem mokymam aš atskirsiu. Nes manyje bus šventoji dvasia, kuri man pasakys, čia yra klaidžiamokslis, čia yra melas, čia yra apgavystė, taip, tu žiūrėk raštus, išlaikyk sveiką protą, būk budrus. Be šventosios dvasios tai yra neįmanoma, labai yra lengva nuklysti į šoną. Ir mes matome iš tikrųjų bažnyčią, taip vadiname bažnyčią, daug bažnyčių, kur žmonės vaikšto visiškoj tamsoj. Jie vadina save tikinčiais, bet jie vaikšto visiškoj tamsoj. Ir be jokios Dievo jėgos, suprantat? Jie sako, aš tikiu nuo gimimo, nes mano tokia tautybė tikėti katalikų būti, bet jie absoliučiai gyvena tamsoj. Ir alkoholizme, ir kitose priklausomybėse, ir vagystėse, ir pykčiuose, ir neapykantose, ir neatleidimuose, ir
Nu visame tame ten nėra nei jokio pasikeitimo, suprantat? Tai čia yra savi apgavystė tada gaunasi, taip? Va, nes šviesa, jinai matosi. Aš padarau konkretų sprendimą gyventi su Jėzumi ir tada aš žiūriu į šviesą ir tos šviesos manyje irgi daugėja. Taip? Tai va, šitie va dalykai. Reiškia, tada aš jau galiu sakyti, kad aš esu visuotinės Kristaus bažnyčios dalis. Taip? Ir vienas prie kito, visam pasaulyje, visi krikščionys, va tikri pasišventę krikščionys, jie sudaro tą Jėzaus kūną, Jėzaus nuotaką, taip, kurią Jėzus sako ateis pasiimti. Tai čia visuotinė bažnyčia. Turim pasitikrinti, ar tikrai mes atitinkam reikalavimus, apie kuriuos Jėzus kalbėjo. Ir toliau, būti visuotinės bažnyčios dalimi neužtenka, pasirodo. Irgi neužtenka, tai kadagi užtenka, jau viskuo tikiu, ko tik reikia, turiu ir vandens krikštą, panardinimų ir šventosios dvasios krikštą, taip. Jau aš galiu ir gydyti ligonius, galiu ir demonus varyti, nes jeigu turiu šventosios dvasios krikštą, tai aš galiu tada, taip, turiu tą jėgą. Bet dar ir to neužtenka, pasirodo. Ir Jėzus, ir apaštalai visur kalba apie vietinę bažnyčią. Dabar kas ta vietinė bažnyčia? Taip, pasižiūrėsim. Kokie jos ypatumai, kokie įgaliojimai vietiniai bažnyčiai ir koks autoritetas yra antgamtinis, superinis autoritetas duotas vietiniai bažnyčiai. Ir dabar jau aš noriu, kad atsiverstume. Mato 18 skyrių. Visi, kas turim Biblijas arba telefonuose Biblijas, atsiverskime. Mato 18. Va. Mano tikra Biblija geroji dabar tvarkoma Vilniuje, tai, o kita tokia senoviškai parašyta. Ten tiesiog sunku skaityti, aš iš telefono štai. Tai Mato 18, nuo 15 eilutės pasižiūrėkime, neskubėdami. Ir čia kalba ne apaštalai, čia kalba pats Jėzus. Pats Jėzus apie vietinę bažnyčią ir čia va šitam gabaliuke nuo 15 iki 20 eilutės sudėlioti visi pagrindiniai punktai. Kasgi ta vietinė bažnyčia, ką jinai veikia ir kaip jinai veikia ir kur jinai veikia. Taip? Skaitykime, 15 eilutė. Jei tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie 4 akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. Jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar 1 ar 2, kad 2 ar 3 liudytojų parodymais būtų patvirtintas kiekvienas žodis. Jeigu jis jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai, o jei neklausys ir bažnyčios, tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas. 18. Iš tiesų sakau jums, jau čia kita tema, bet čia prie to paties, apie bažnyčią vietinę. Ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. 19. Ir dar sakau jums, jeigu 2 iš jūsų, tik 2 reikia, susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Amen. Ir 20 dar eilutė, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Atrodo paliesti bent jau 3 visiškai skirtingi dalykai. Bet būtent jie kalba apie vietinę bažnyčią, apie tvarką vietinį bažnyčią, apie įgaliojimus ir autoritetą vietinės bažnyčios. Dabar kiekvieną atskirai peržvelgsime. Dabar žiūrėkite. Prieš žvelgiant. Kai Jėzus tarnavo žemėje, ar ne? Skaitėte Evangelijas, jisai šeštadieniais per sabatus jisai eidavo pamokslauti sinagogas. Taip, į tas jau bendrasis bažnyčias pas žydus eidavo į sinagogas.
Kartais jam ten leisdavo iki galo pamokslą pasakyti, o kartais išvydavo jį. Taip, jau kai suerzindavo Jėzaus žodis, jie ten išvydavo, užšaukdavo, ten išgrūsdavo, Jėzui tekdavo eiti, slėptis. Taip. Bet jisai vis tiek stengdavosi, kiek gali ir ten pamokslauti. Bet ką jisai darydavo po to? Po to mes skaitome daugelį vietų, kad Jėzus eidavo į asmenų namus. Taip. Vienoje vietoje jis eidavo į muitininko namus, kitoje vietoje ten į Petro uošvienės namus, taip. Ir matom, kad jisai namus, pas vieną, pas kitą, pas trečią, pas penktą žmogų, jis po to pamokslaudavo namuose. Ir ten jau į tuos namus susirinkdavo žmonės, kurie norėdavo išgirsti daugiau. Kurie iš tikrųjų, jiem labai rūpėjo Jėzaus žodis, jiem ten sinagogai neužtekdavo, taip. Ir jie ateidavo jau valandas klausyti namuose. Ir iš šito mes matome, kad Jėzus labai vertino ir brangino būtent šituos namų susirinkimus, taip, kur jisai kalba, jisai moko, jisai sako palyginimus, jisai gydo taip pat, jisai varo visokius demonus, ne, žinom, prisimenu visus tuos pavyzdžius. Ir trokštantys žmonės jo klauso. Čia toks yra kaip namų bažnyčios įvaizdis, taip? Ir žmonės susirinkdavo iš artimiausių vietų į tą namų bažnyčią, ar tą namų susirinkimą, tai pas vieną, tai pas kitą, tai pas trečią. Apaštalų darbuose irgi matome antram skyriui, taip, ir tolimesniuose, kad sako, tikintieji rinkdavosi vienur kitur, namuose, kiekvieną dieną, taip, bendraudavo, melsdavosi, skaitydavo raštus, mokydavosi žodžią, taip, žodžiu, būdavo kartu. Va čia tas buvimas kartu yra be galo svarbus dalykas. Be galo svarbus dalykas. Nes būtent buvimas kartu, bendravimas, nes dabar klausom, dabar nebendraujate, ne tarpusavyje. Bet kai ateiname į namų bažnyčią, mes bendraujam. Mes meldžiamės vienas už kitą, mes pažįstam vienas kitą. Mums reikia iškesti vienas kito jau tokius netobulumus visokius, charakterio ydas, nes mes jau labai artimai pažįstam vienas kitą. Ir va tada vyksta didysis gludinimasis, būtent namų bažnyčioje, būtent mažoj tikinčiųjų grupeliai. Čia, va, kai ketvirtadienį susirinkat arba pirmadieniais, jau būna mažiau tų žmonių, visas laikas jau būna va, tarp tų kelių žmonių, ar ne? Arba pas mus juodupiai. Ir iškyla visokie tokie dalykai, kuriuos reikia, žinokit, pabūti mažesniu, pakęsti, atleisti, priimti, taip kaip Dievas mus priima. Dievas gi mus nesako, tu bjaurybė toks ir anoks dabar, kai pasielgiai, kai pagalvoji, lauk iš čia. Nesako šitaip. Jis mus priima kantriai su visa kantrybė. Jis vadina mus mylimais vaikais, šventaisiais, palaimintaisiais, išrinktaisiais. Ir lygiai tokį požiūrį Jėzus nori, kad mes turėtume vienas kito atžvilgiu. Nematom silpnybių, bet matom, kokie turtai sudėti šventuosiuose. Bet tai įmanoma tik bendraujant mažesniuose grupelėse, tose vadinamose namų bažnyčiose, ar ne, kurios yra be galo svarbios. Aš pradėsiu nuo 20 eilutės, nuo apačios į viršais. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Dabar, žmonės, kurie supranta originalo kalbas, pasirodo, kad pažodinis vertimas va šitos eilutės reiškia žymiai daugiau. Žymiai daugiau. Tai reiškia šitaip. Kur 2 ar 3 Dievo dvasios surinkti. Ir ne mano vardu, bet į Jėzaus Kristaus vardą. Įsivaizduojat? Kur 2 ar 3 Dievo dvasios surinkti, reiškia, ne mes susirenkam patys, sugalvoti jau, aš niekada nenorės mano kūnas eiti niekur visiškai. Tik tai dvasios įkvėpta, aš ateisiu į Dievo susirinkimą, į maldą, į šlovinimą, tik tai šitaip yra. Tai va, kur 2-3 Dievo dvasios surinkti į Jėzaus Kristaus vardą. Ir tai jau reiškia, kad Kristus yra mūsų vidury. Ir jisai sako, ten esu aš tarp jų, taip,
Nes jo vardas, jo žodis, jo dvasia reiškia yra iš tikrųjų ir mes aplinkui jį susirenkam ir jis tikrai yra čia su mumis. Įsivaizduojat? Tai tampa viskas daug tada ryškiau ir prasmė atsiranda ir toks rimtumas dalyko, va to mūsų susirinkimo, ar sakyčiau surinkimo, ar ne? Kad ne savo sumanimo mes čia atsidūrėm, bet Dievo dvasios surinkti. Aleliuja. Aleliuja. Čia taip stipru. Dabar kita eilutė bus 19. Ir dar sakau jums, jeigu 2 iš jūsų susitars žemė, ir čia viskas vyksta vietinėje bažnyčioje, vietinėje, 2 ar 3, susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškas tėvas jį suteiks. Ir dabar kiekvienas iš mūsų mes galim paprieštarauti, sakyti, čia netiesa. Tiek kartų mes susitarėm su Edmundu, meldėmės, neįvyko. Kai kada įvyko, bet 2 kartų neįvyko. Tiek kartų aš susitariau su Vaida, nieko nebuvo. Ne? Ir tai kaip čia dabar, čia toks netoks pažadas. Bet dabar žinokite, vėlgi, žodis yra va toks. Jeigu 2 iš jūsų susitars, ir ta žodis susitars, originalo kalboje yra, bus tobuloje harmonijoje. Ne tai, kad aš dabar, Edmundai, einam pasimelstime su Žana ir pasimeldžiam. Bet aš kažkur vienur esu širdyje, jis kažkur kitur, bet mes pasimeldėm kartu tą pačią maldą ir laukiam rezultato. Rezultato nėra. O va tas kartas, kai mes meldėmės už Ramūno akis, ten buvo tokia dvasinė vienybė. Aš tada realiai supratau, ką reiškia harmonija. Ką reiškia to sutarimo harmonija. Kai tu esi taip stipriai Dievo dvasios, tiesiog apjungtas, tiesiog kaip vienam puode sėdi. Ir tada tu meldiesi ir tu žinai, kad bus rezultatas. Tu tiesiog žinai, kad kitaip negali būti. Tai va, harmonijai. Turime siekti harmonijos. Kaip mes galim pasiekti dieviškos harmonijos? Pažavodami savo kūną. Savo kūną, tai savo nepasitenkinimus, savo piktumą, savo netlaidumą, savo visus šituos kūniškus dalykus. Kai mes jau nebesipiktinam broliu ir seserim, bet užtariam jį, ir jo silpnumą užtariam. Aš nekalbu apie tyčinę nuodėmę, kai žmogus kažką tyčia šlykščiai daro ir aš sakau, nu gerai, tegul tai būna. Ne, apie tos mažus dalykus, kurių mes visi turim. Ir kurie išlenda tai vienam, tai kitam ir mes dėl to pasimerkiam. Tas ne taip medžiasis, tas ne taip šlovina, tas per greitai kažką, tas ne tokiu tonu pasakė, tas ten ne tą pasakė. Suprantate, va šitie dalykai. Dievo akyse tai yra niekeliai. Visiškai niekeliai, sako, ne ten žiūri. Dievas sako, ne ten žiūri. Jeigu tu nori būti harmonijai, tobulai harmonijai, tu žiūrėk į Dievo charakterį, į Dievo atlaidumą, į dievišką meilę, meilės pavyzdį, taip. Ir tada, kai jau mes susitarsime, mes būsim toj harmonijoje, ir tada mes pasimelsim, ir tada mes gausim atsakymą. Amen. Kuris vėlgi Dievas žino laiką, kada jis ateina. Kartais iš karto, kartais už dienos, už savaitės, už mėnesį, už metų. Dievas žino laiką, bet atsakymas yra. Ir toliau ten, aišku, daugybė čia kitų dalykų, ten nebejoti, tikėti, dėkoti, bet dabar kalba apie harmoniją, prašant apie harmoniją. Dieviška harmonija. Ir tai vyksta vietiniai bažnyčiai, kur mes pažįstam vienas kitą, kur mes žinom vienas kito reikmes, taip, poreikius, skausmus, sielvartus. Ir mes meldžiamės viena širdim, harmonijai. Toliau, 19 eilutė. Ir dar sakau jums, jeigu 2 iš jūsų, palaukit, taip, 18. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Čia žodis bažnyčiai, vietiniai bažnyčiai, sako, jūs mano avelės, mano ganyklos avys. Jeigu tik jūs susitarsite, kažkas iš jūsų, susitarsite taip, ir surišite žemėje kažką tai. Tai reiškia, pavyzdžiui, kai mes surišam demonus, mes įsakom jiem išeiti. Arba atleidžiam kažkam tai, taip? Tai jis sako, ir danguje tas virsmas vyksta. Tada tai tampa tikra. Tai tampa tikra. Tai
kokią jėgą, kokį autoritetą Dievas suteikia mum tikintiesiem. Va, kokią žodžio jėgą. Va to sakomo žodžio jėgą, įsivaizduojate? Nes kaip tu suriši ne virvėm iš tikrųjų fizinę, mes žodžiu viską darom, žodžiu, ar ne? Amen. Ir tie vėlgi dalykai gali būti tik tada, jeigu aš turiu šventosios dvasios krikštą. Ir jeigu aš turiu jau tą jėgą, kurią suteikia šventoji dvasia. Išvarinėti demonus, gydyti ligonius ir visą kitą. Amen. Bet tai yra mums duota. Tai tiesiog pažadas, štai va toks pažadas. Atleisi, bus tam žmogui atleisti. Įsivaizduojat, aš atleidžiu, jeigu viskas, Dievas atleidžia tam žmogui kaltes irgi. Ir dabar įdomiausias tas dalykas, kurio beveik jokios bažnyčios ir nevykdo iš tikrųjų. Tai ta 15, 16, 17 eilutė. Šitos eilutės kalba apie Jėzaus reikalavimą tvarkos bažnyčioje. Apie tiesiog tvarkos, kad bažnyčia iš tikrųjų augtų, stiprėtų ir būtų sveika. Ar ne? Reiškia, mes, bažnyčios nariai, turime būti tokios nuostatos, kad mes esam pasirengę būti sudrausti, pamokyti, pakreipti vyresniųjų, kurie vadovauja bažnyčiai. Nes jie turi tą autoritetą. Jeigu aš esu nuodėmėja ir pas mane ateina Edmunas, sako Kristina, va čia pirmą 15 eilutė, jeigu aš nusidedu, jis vienas pirmą turi ateiti pas mane ir pasakyti, žinai, tu nuodėmėjai, atgailauk, tu taip negali būti. Ir aš atgailauju, man atleista. Aš vėl galiu ramiai eiti bažnyčią šlovinti Dievą. Jeigu aš vis tiek nesusitvarkau, aš neatgailauju, taip, jisai pasikviečia dar Audrių ir Ritą, ateina pas mane ir sako, Kristina, tu nuodėmėjai. Tu nuodėmėjai, tu negali šitaip toliau gyventi. Tu negali bažnyčioje būti, būdamas tokia nuodėmė. Aš sakau, jūs mane aiškinkit, aš žinau, čia nieko tokio. Čia viskas gerai, čia tarp manęs ir Dievo, ten viskas gerai. Aš neatgailauju. Sekantis žingsnis, tada jau, vat ateina šį susirinkimą ir tada jau pastorius pasako prie visos bažnyčios. Kristina, tu esi tokio ir tokio nuodėmėjai, taip? Dabar tavo laikas atgailauti. Jeigu aš atgailauju, viskas, bet jau dabar įsivaizduoju prieš visus žmonės. Jau dabar prieš visus žmonės. Jeigu aš atgailauju, ačiū Dievui. Man atleista, broliai sesės man atleido, Dievas atleido, aš galiu toliau drąsiai, be jokios kaltės, be jokios gėdos, toliau būti bažnyčioje, taip? Bet jeigu aš vis tiek sakau, aš neturiu čia dėl ko atgailauti, čia viskas gerai, čia aš nepripažįstu kaltės. Žiūrėkit, ką sako. Jeigu neklausysi nei bažnyčios, tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Koks griežtas Jėzaus žodis. Sako, jeigu jis ir dabar neatgailaus, kai jau visa bažnyčia jau žino. Nuo to momento mane turi jau nebelaikyti krikščionė, bet laikyti kaip pagonę ir kaip muitininkų. Pagonis yra netikintis žmogus, garbinas stabus, taip, reiškia garbinas nuodėmė, jeigu aš neatgailauju. Užsispyrimas, nes aš nepasiduodu pakoregavimui, sudraudimui, suprantat? Arba kaip muitininkas, kurie garsėjo godumo. Godus žmogus, kūniškas, žemiškas žmogus, taip? O kaip tie žodžiai iš tikrųjų yra iš pradžių žemiškas, paskui kūniškas, o paskui ir demoniškas. Va čia yra tokia seka. Aš pasielgiu žemiškai, kūniškai, po to įmelsiu, po to demoniškai, jo? Tai va, jeigu aš nesileidžiu sustabdoma. Ir šitas autoritetas yra suteiktas vietiniai bažnyčiai. Būtent vietiniai bažnyčiai. Įsivaizduojat? Bet šiais laikais beveik niekas šitaip nesielgia, nes visiems gaila žmonių, kurie nuodėmiauja. Ir dažnai uždengiam akis. Bet galvom, kad kažkaip išsaugosim, kažkaip išsuksim, bet kas gaunasi, kad toks žmogus, kuris gyvena nuodėmiai, pavyzdžiui, kuris maištauja, kuris kritikuoja, ar vyresniuosius, ar brolius, ar seseris, kuris pavydi, kuris godus, jisai užkrečia šito elgesio kitus brolius ir seseris. Ir sekantis būna žingsnis, jau murmėtoje atsiranda 3, kokie 5, o sekantis žingsnis būna, kad jie atskyla ir palieka bažnyčią. Ir dar apnuodė daugelį kitų, suprantat? Už tai, jeigu vykdytų vietinė bažnyčia šitą
įsakymą Jėzaus, čia labai griežtas įsakymas, tiesiog patarti yra išmintis. Turbūt bažnyčios iš tikrųjų augtų greičiau. Aš galvoju. Bet kadangi mes pastoviai mums gaila žmonių, įžeisti žmogų, kažkaip gaila įžeisti, aš žinau iš mūsų pačių praktikos, galiausiai nukenčia bažnyčia, Dievo darbas ir Dievas, aš manau, dėl to nesidžiaugia. Tai dabar dar kartą pakartoju, vietinė bažnyčia yra be galo svarbu. Ir vietinė bažnyčia yra ten, kur tu gyveni, bet pagal tai yra vietinė. Taip, jeigu yra Panevėžys, eik į vietinę Panevėžio bažnyčią. Jeigu yra Noriūnai, eik į vietinę Noriūnų bažnyčią, bet ten nėra gyvos bažnyčios. Ir dabar dar apie tą bažnyčios ėjimą. Žiūrėkit. Aš žinodama Jėzaus reikalavimą, į kokią bažnyčią, koks aš turiu būti ir kokia turi būti bažnyčia, aš jau turėčiau atskirti, ar aš sėdžiu, einu, būnu gyvoj bažnyčioj ar mirsiu. Jėzus niekada neragino sėdėti mirusioj bažnyčioj. Niekada neragino tik studijuoti raštus ir niekada nepatirti Dievo jėgos. Jisai visą laiką sakė, jūs turite mokytis, bet jūs taip pat turite skelbti Evangeliją ir taip pat naudoti šventosios dvasios jums suteiktą autoritetą ir jėgą. Šitie trys visada turi būti. Mokymas reiškia Bibliją. Taip, mano Biblija, aš turiu remtis visada žodžiu. Aš būtinai turiu naudoti šventosios dvasios dovanas. Būtinai, nes tai yra įsakymas. Atsiverskim Morkaus, kad nemanytumėt, kad meluoju. Morkaus 16 skyrius. Atsiverskim, taip. Jėzus tarė jiems. Eikite nuo 15. 16, 15 ir 16. Jėzus tarė jiems, eikite į visą pasaulį. Skelbti Evangeliją visai kūrinyje. Matot, mums liepta nesėdėti ir džiaugtis, kad aš išgelbėtas, bet eiti ir skelbti dabar kitam. Kaimynui. Tai nereiškia, kad į Antarktidą važiuoti. Kaimynui. Autobuse žmogus. Taksi žmogus. Mano giminaitis. Parduotuviai kažkas. Progų daug. Jeigu tik atveriam širdį, progų labai daug. Skelbti, sako, skelbti, tu negali savim apsiriboti, nes tada sustoja Dievo darbas. Tada tu nesi tikras Dievo mokinys, tu nesi tada Jėzaus mokinys, įsivaizduojat. Yra labai iš tikrųjų aukšti reikalavimai ir standartai pas Jėzų. Tai nėra tik tai kažkoks tai pukuotas, kažkoks tai meilės kamoliukas, tik ridiniesi savo per krėvelę žalę ir viskas. Ne, tu turi būti karys, mes esam kariai. Toliau 16. Kas įtikės, turim būti įtikėję, kaip pirmai sakiau, taip, Jėzų Kristų, kad jis Dievo sūnus, kad mirė, prisikėlė, sėdė Dievo dešinėje, kad jo žodis yra tiesa ir tik tiesa. Toliau, kas krikštysis, tas bus išgelbėtas, kas netikės, bus pasmerktas. Gaila, daug žmonių apsigauna, sako, mes tikintis, bet iš tikrųjų netiki Dievu, jie netiki nei vieno Dievo žodžiu, juos erzina Biblija, juos erzina Dievo žodis, juos tiesiog erzina, jie tiesiog negali klausyti. Jie apsigauna. Ir kas parašyta apie juos, jeigu netikės, bus pasmerktas, paties Dievo pasmerktas. Teismo dieną, kiekvienas būsim prieš Dievo sostą, teismo dieną. Toliau, ir kurie tikės, mes tikim, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus. Čia nesako turbūt, kai kas išvarinės. Galbūt, jeigu norės, jeigu galės. Ne. Čia Jėzus aiškiai sako, mano vardu jie išvarinės demonus. Kodėl? Reiškia, kiekvienas iš mūsų turim varinti lauk demonus. Kodėl? Amen. Todėl, kad apsidairykime aplink save ir pasižiūrėkime, kaip apsėsti yra žmonės. Ar nematot? Aš tai matau. Vieni apimti pykčio dvasios, kiti neapykantos, kiti keršto, kiti paleistų viščių, kiti žmogžudystės. O žmogžudystė yra ne tik kažką tenai su peiliu nudobti. Žmogžudystė yra piktai kalbėti. Jėzus irgi sako, kas pasako ant brolio kvaily, yra smerktinas į pragaro ugnį. Įsivaizduojate, tokie standartai Dievo. Tai prilygina žudikui. Jeigu aš piktai aprėkiu kažką tai, iškolioju kažkokiais žodžiais arba vieną bjaurų žodį pasakau, tu kvailys ar ten kažkoks kitoks. Jėzus tai prilygina žmogžudystėje.
Ir tai yra tiesa. Kiekvienas galim prisiminti momentą mūsų gyvenime asmeniam, kai mus kažkas taip sužeidė, žodžiu, pasakytų. Amen. Tokį žodį esam tikrai visi kiekvienas gavę, kad atrodo tikrai, kad strėlė persmerkė širdį, ne? Tai tikri dalykai. Ir tie pikti žodžiai labai paveikia mūsų tolimesnį gyvenimą. Taip? Čia rimti dalykai, tai va. Išvarinės demonus kalbės naujomis kalbomis, yra įsakyta kalbėti naujomis kalbomis, tai nėra mano pasirinkimas. Aš noriu, aš nenoriu. Jeigu tu nenori kalbėti kitom kalbom, tu neturi šventosios dvasios krikšto, žinokit. Tikrai. Ir be to, tu nesupranti iš tikrųjų visos išgelbėjimo esmės. Tu nepažįsti Kristaus ir tu nepažįsti jo žodžio. Jeigu tu sakai, kad tu nenori arba nemoki kalbėti kalbom, aišku, nemoki, bet jeigu tu trokši, šventoji dvasia tau duos, pripildys burną, pripildys širdį, nes tai yra liepta Kristaus. Ir tai turi būti visų pirma praktikuojama vietiniai bažnyčiai. Taip? Tada mes turim drąsą eiti kitur ir jau patarnauti kitiems žmonėms. Varyti tuos demonus, melsis kitom kalbom. Čia jau atskiri pamokslai apie šitos dalykus galėtų būti. Ims plikomis rankomis gyvates, čia kalbama apie netyčinius dalykus, kai tu staiga kažką paimi ar padarai. Labai pavojingo ir tau nepakenkia. Dievas tiesiog tave apsaugo, tiesiog tave ištraukia. Nes kartais mes papuolam į situacijas, kur mes nežinom, ant kiek jos pavojingos buvo, suprantat? Bet Dievas mus ištraukė iš jų ir mes liekam gyvi. Ir mums nuodingos gyvatės nepakenkia, net jeigu įkanda, nuodai nesuveikia. Aleliuja. Jeigu į avariją patenkam, yra tekę girdėti liudijimų, iš mašinos lieka tokia visiškai suspausta metalo krūva, o žmonės išlieka iš mašinos visiškai sveiki. Tai ar čia ne Dievo stebuklai, čia yra Dievo stebuklai. Amen. Čia yra Dievo stebuklai. Ta apsauga, apie kurią kalba gyvatės, tos gyvatės piktos, tai yra visos nepalankios, pavojingos, blogos situacijos gyvenime. Tai gyvatė paima ir įslenka. Ir dar kanda, kažką baisaus nori padaryti, bet sako, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, čia irgi įsakymas, jie dės, sako, ne turbūt dės, ne kai kas dės, ne kartais dės. Jėzus sako, jie dės. Kiekvienas iš mūsų, jeigu matom ligonį, turim dėt ant jo rankas. Ir melstis, ir tikėti, kad jis pasveiks. Amen. Amen. Mūsų toks darbas yra. Ir negalvot, pasveiks, nepasveiks. Mūsų darbas dėt rankas ir melstis. Suprantat, tai Jėzus kalba vietiniai bažnyčiai. Čia yra vietinė bažnyčia. Dabar, kodėl aš negaliu būti pati viena? Vat įtikėjau, patikėjau, sakysiu, aš pati viena, man nereikia jokių vietinių bažnyčių. Mane čia erzina visi, man čia ne taip, man čia per garsu, per tylu, ne taip. Kodėl aš negaliu būti viena? Todėl, kad Jėzus prilygino bažnyčią kūnui. Vienas yra ranka, kitas koja, kitas pilvas, kitas akis, kitas ausis, kitas vėl kažkas. Kiekvienas dalelė be galo reikalinga. Kažkokiai funkcijai atlikti. Kažkas labiau tą sugeba, kažkas labiau tą, kažkas tuo pasitarnaus, kažkas tuo, kažkas sugeba padrasinti, paguosti, kažkas meldžiasi pagyja visi, taip, kažkas demonus išvarinėja, kažkas turi išmintį didžiulę, kitas turi patarimą, kitas turi padrasinimą, suprantat? Vat dėl to mes negalim būti po vieną. Ir dar didesnis įrodymas, kodėl mes negalim būti po vieną. Mano mylimiausia rašto, viena mylimiausia rašto vieta. Atsiverskime. 1 Jono, 1 skyrių. 1 laiškas Jono. 1 skyrius. Šešta, 7 eilutė. Įdėmiai paklausykit. Jeigu sakome, jeigu aš sakau, kad aš bendrauju su Dievu, aš sakau, aš bendrauju su juo, aš bendrauju. Bet vaikščioju tamsoje, aš meluoju ir nevykdau tiesos. O vaikščioju tamsoje, dabar pažiūrėkit, o kas čia tamsa šita, šiuo atžvilgiu? 7.
O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Jeigu tikrai aš vaikštau su šviesoje, ką aš darysiu? Mes bendraujame vieni su kitais. Dievo žodis. Jeigu aš sakau, kad aš jau dabar pažįstu Dievą ir aš esu šviesoje, tai būtinai, pirmas punktas, būtinai yra privalomas dalykas, mes bendraujame vieni su kitais, vietinėje bažnyčioje. Bendravimas yra būtinas. Jeigu aš sakau, man nereikia to ir ano, man jie erzina, aš geriau namie pabūsiu, aš vaikštau tamsoj. Ir apsigaunu ir save, ir apgaudinėju kitus. Aš nesu šviesoj, aš esu tamsoj. Kodėl? Todėl, kad žiūrėkite, iš naujo skaitau, jei vaikščiame šviesoje, kaip ir jis, Dievas, yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, bendraujame, pasikalbam, pasipasakojam bėdas, džiaugsmus, valgom kartu, taip, pasijuokiam kartu, meldžiamės vieni už kitus, meldžiamės dėl išlaisvinimų vieni už kitus, taip? Amen. Ištvermingai laukiam kažkokių permainų vieni už kitus. Čia bendraujame, skaitom žodį. Duonos laužymą turim, ar ne? Visus šitos dalykus. Ir tada įvyksta stebuklas. Toliau po kablelio yra. Ir tada jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Kartoju. Jeigu mes bendraujame, tada mes tikrai esam šviesoj. Ir tada įvyksta stebuklas. Jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. O jei sakome, kad neturim nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumyse tiesos. Kiekvienas turi nuodėmę. Ir nereikia galvoti, kad visos nuodėmės buvo nuplautos viso gyvenimo į priekį, tada, kai įtikėjau. Ne. Įtikėjau, mano nuodėmės nuplautos visos, kur buvo padarytos iki to momento, taip. Bet po to, jeigu aš nusidedu, aš turiu atgailauti. Bet dalykas yra, kad aš kartais prisidarau, ko aš net nepastebiu. Man tai ne nuodėmė, aš nesuprantu, kad tai nuodėmė. Bet pagal Dievo standartus tai yra nuodėmė. Bet kai aš bendrauju su kitais broliais ir sesėm, įvyksta stebuklas. Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Bendraujant, įsivaizduojat? Nes aš ugdau savo pakantumą, savo meilę, savo atleidimą, savo ištvermę. Taip, bendraudamas. Viso šito reikia. Be šitų dalykų aš negalėsiu bendrauti. Aš mokusiu nusižeminti. Taip? Ir Dievui tai labai patinka. Ir jis sako, apvalau juos visus, mano mylimosius. Jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių, man žinomų ir man nežinomų. Amen. Ar tai nenuostabu? Ir visa tai vyksta vietinėje bažnyčioje. Dėl to vietinės bažnyčios reikšmė yra be galo svarbi. Be galo svarbi. Pats vienas aš nuklysiu tikrai kairėn dešinėn ir neaišku kur. Bažnyčioje aš išstovėsiu. Kaip žinoti, ar esu tikroji bažnyčioje, jeigu atitinka visus tuos dalykus, taip, veikia dovanos dvasios, yra sveikas mokymas, žmonės renkasi į Kristaus vardą, ne į labai gražaus šlovintojo vardą į bažnyčią renkasi, ne pas entuziastingą pastorių, kokį nors ten ugningą, kur labai gražiai moka kalbėti, ar ne? Ne į diskusijų ir kažkokių tai debatų būrelį, nes kai kurios bažnyčios panašios į debatų būrelius, į klubus visokiausius, taip, į sporto klubus. Visokių bažnyčių dabar esama, kurios taip vadinamos bažnyčiom. Bet jeigu žmonės renkasi dėl kitų dalykų, o ne į Jėzaus Kristaus vardą, tai yra apsigavimas. Bažnyčia, tikra bažnyčia, žmonės ateina į bažnyčią ne dėl to, kad pamokslautų tobulą pamokslą, ne dėl to, kad pasiklausytų tobulo šlovinimo, ne todėl, bet kad pamatytų vienas kitą, bendrautų ir atiduotų visą garbę, visą šlovę Dievui Tėvui. Čia yra mūsų tikslas. Jeigu mes eisim bažnyčią kitų dalykų, mes labai nusivelsim ir mes labai tada skūsimės, kad į mane nepažiūrėjo, manęs nemyli, trūksta meilės, trūksta to, trūksta džiaugsmo, trūksta ano, viskas ne taip bus, nes ne ten žiūri. Ne į tą vardą eini. Taip, aš kai einu į bažnyčią, ir į vieną, ir į kitą, iš Juodupė ir čia, aš sakau, Dieve, aš einu
pas tave, pagarbinti tavęs. Man nesvarbu, kas pamokslaus, man nesvarbu, ar bus pavykęs šlovinimas ar nepavykęs. Visiškai nesvarbu, nes aš ateinu susitikti su tavim, kartu su savo broliais ir sesėm, kuriuos aš mokausi mylėti ir priimti. Matyti juose gerus dalykus ir nematyti to, ko ir pats Jėzus stengiasi. Tiesiog jis sako, meilė daug nuodėmių padengia. Daug nuodėmių. Man nereikia daug ko net šnekėti, sakyti, badyti pirštu kažkam, tai ar ne? Aš myliu tą žmogų. Bet jeigu rimta nuodėmė, vyresnieji turi pareigą tokį žmogų sudrausti. Ir jeigu jis neklauso netgi bažnyčios pabarimo, tokį žmogų reikia sakyti, viskas, į tave mes žiūrim kaip į netikinti, tu nebegali ateiti į bažnyčią. Čia labai griežta atrodo, kaip tai, bet čia yra Jėzaus standartai, dieviški standartai, jo išmintis. Jo išmintis. Čia humanizmui vietos nėra. Čia yra dieviška išmintis. Tai va čia ir sustosiu. Žodžiu, mes turėtume kiekvienas priklausyti ir visuotiniai bažnyčiai, tai pagal tuos taškus, kur sudėliojau, ir taip pat būtinai vietiniai bažnyčiai. Nes be vietinės bažnyčios mes toli nenueisime. Aleliuja. Amen. Amen. Ačiū pabaigsiu. Ir iš tikrųjų gautume vainiką, kurį tu esi mums paruošęs, Viešpatie. Kad žiūrėtume tą galutinį tikslą. Ir kad leistumės, Viešpatie, būti tavo instrumentais, tavo įrankiais. Kad tu galėtum per mus, kiekvieną ir kaip vietinę bažnyčią, daryti savo darbus. Pasiekti žūstančias sielas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 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 Amen.